Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Valentinas Mazuronis, minister środowiska. Labas rytas jums, dzień dobry. Labas rytas, Renata, sveiki visi, kas mus girdit. Tai vis tik nusprendėt važiuoti į Briuselį, į Europos parlamentą. Toks gyvenimas turi keistis, viskas gyvenime keičiasi, rotacija, lapai, seni išstumiami, nauji atsiranda. Kokie argumentai buvo, nes vis tik jūs svarstėt porą dienų? Aš svarčiau ilgai, todėl kad iš tiesų man labai gaila išvažiuoti ir labai gaila palikti tą ministro poziciją. Bet argumentai. Pirmas dalykas, aš manau, kad mum kaip partijai mano išvažiavimas reiškia po manęs esančio Petro Gražulio įėjimas į Europarlamentą ir galimybę naujose rinkimuose prarasti vietą Seime, tai yra susilpninti frakciją. Tai nėra labai gerai. Tai pagrindinis argumentas buvo, kad Petras Gražulis nevažiuotų? Ne pagrindinis. Aš eilės tvarka sakau. Aš galiu sakyti, pirma, pagrindinis tai, kad iš tiesų ministerijoje yra parengta labai stipri komanda. Aš turiu menį viceministrus, visus tris. Ir beje, 2 iš jų, tie, kurie Tvarkos teisingumo partijos deleguoti, aš ir siūlau, kad iš jų būtų pasirinktas naujas ministras. Tuo tarpu Paksas siūlo, kad Imbrasas būtų ministras. Aš negirdėjau, kad taip siūlytų. Čia gal vieni iš gandų. Čia reikėtų paklausti Rolando Pakso, bet kad jis tokį... O jūs nepaklausėt? Nekalbėjote apie tai dar su savo partijos lyderiu? Aš kalbėjau su partijos lyderiu, aš išsakiau jam savo pozicijas ir tai, kad mano nuomonė būtų geriausi esantys viceministrai. Ir aš tikrai nedalyvau pokalbį premjero Butkevičiaus su Rolandu Paksu, bet aš manau, kad panašią poziciją turėtų būti greičiausiai ir yra perduota. Bet tai galėtų pasakyti tiksliai tik tai, reiškia, Rolandas Paksas. Tai vat antras dalykas, tai yra, reiškia, pakankamai stipri komanda. Ir trečias dalykas, tai pirmininkavimo taryboje metu aš aiškiai mačiau ir dabar matau, kad ten iš tiesų galima ir reikia labai stipriai ginti Lietuvos interesus. Ir aš suprantu, kad ten, sakykime, žymiai sunkiau tai daryti, kadangi daugiau parlamento narių, mažesnė įtaka, bet ar mes imsime ateities ten kokius tai klimato kaitos tikslus ir panašius dalykus, mūsų kur buvo. Tai iš esmės yra mūsų valstybės ekonominės ir konkurencingumo buvimo pozicijos apibrėžimas ilgiem metam. Ir Europarlamente iš tiesų reikia karingų ir energingų ir Lietuvos valstybės ir piliečių interesus bendroje ES erdvėje, žinoma, ginančių žmonių. Tai jūs būsite toks karingas ir valingas? Tikiuosi būti tokiu, nes kažkaip panašiai kaip Lietuvoje. Kokiai frakcijai priklausysit, jau žinot, ar dar svarstysit? Ne, kokiai frakcijai priklausysim, dar svarstysim. Galimybių yra keletas. Reiškia, kaip žinote, dabartiniu metu frakcijos tik formuojasi ir neaišku, kokios jos bus ir kokios jos susiformuos. Ar ta frakcija, kurioje buvo Juozas Imbrasas kartu su Rolandu Paksu, iš tikrųjų išliks ar neišliks. O jeigu išliks, tai busit šitoje frakcijoje? Matysim. Viską reikia svarstyti. Juolab, reiškia, žiūrėti, kokios pagrindinės pozicijos. Iki šiol buvusios pozicijos, reiškia, kurios pasisakė už valstybės su didesnį savarankiškumą bendroje Europos Sąjungoje, man yra priimtinos, bet jeigu tai būtų euroskeptinis daugiau dalykas pakryptų arba į Europos Sąjungos, sakykime, pozicijas, tai tokiai frakcijai aš nepriklausyčiau. Gerai, dėl kokių programų tikslų aplinkos srityje realizavimo jūs labiausiai džiaugiatės? Kas jums pavyko, trumpai sakant? Viskas, mums atvirai pasakant, viskas pavyko, netgi daugiau negu mes, negu mes atėję prieš 2 metus deklaravom. Mes deklaravom 3 dalykus, tai buvo daugiabučių renovacija. Šiandien mes turime apie 500 jau pasirašytų sutarčių. Tai reiškia tiek pat, kiek iki šiol buvo per 10 metų. Per šios metus tai jau bus padaryta, jau pastoliai kyla, Utenoje buvo mačiau dabar ir kitose miestuose. Tai renovacija tikrai padaryta. Įsibėgėja. Aišku, yra problemų, yra kokybė, visi kiti. Antras blokas. Tai yra ant tiek įsibėgėja, kad jau negalima bus sustabdyti, kad yra, ar vis tik yra kažkokių? Viską galima sustabdyti, bet
bet tikiuosi, kad ta pati komanda likus eis į priekį ir eis niekiek neprasčiau. Antras dalykas, kurį mes deklaravom, tai yra teritorijų planavimas, palengvinimas sąlygų, su visais, jis gana sėkmingai padarytas, yra apie 100 teisės aktų ir kalbant su investuotojais, su statybininkais, tai akivaizdžiai viskas tvarkoja eina. Mes buvome trečią užsidavę, tai yra atliekų rūšiavimas. Mums atėjus buvo viena sutartis, mes dabar jau statom 9 gamyklas atliekų rūšiavimo, reiškia, išskyrus Tauragę. Ir 4, kur aš sakau, viršaus padarėm, mes, jeigu nesutriuškinom, tai į knockdowną pasiuntėm brakonierius, gamtos niokotojus, šiukšlių mėtytojus ir visus kitus. Taip, kad aš manau, kad mes padarėm viską, ką žadėjom. Ir padidinant baudas už nelegalias tvoras, ar tai jau suveikė, ar jau mažiau yra? Tai jau suveikė, praktiškai mano turima informacija tvorų beveik nėra. Juolab, kad mes esame įsteigę atvirą liniją ir gali bet kuris paskambinti ir per 10 dienų mūsų inspektoriai nueina ir padalina ekonominio skatinimo dokumentus savininkam apie tai, kad jie tas tvoras, reiškia... O aš girdėjau, kad yra pasipiktinimo gyventojų, kad jie teigia, kad kartais, kad ežeras pats slypa ant sklypo, o jie turi, reiškia, tvoras ardyti. Žinote, kai mes brakonieriam padidinom baudas, tai buvo pasipiktinimų, kad vargšai žmonės neturi iš ko maitintis, todėl reikia kilpukę vieną kitą pastatyti, zuikutį pasigauti. Tai yra, reiškia, bandymas apsiginti. Jeigu ežeras pakyla, pagal Lietuvos įstatymus nuo vandens krašto turi būti vandens apsaugos zona, kurioje negali būti niekas statoma. Reiškia, reikia persikelti tvoras. O tie nepatenkinti, kurie teigia, kad ežeras... Jie grasina teismais. Ar jau yra tokių nežinau, procesų teisme? Tai aš už tai, kad, reiškia, būtų teismai, bet tie, apie kuriuos jūs kalbat, tai vienos savivaldybės politikai, savivaldybės tarybos nariai, kurie įsivaizduoja, kad jie dideli viršininkai ir vadovai ir kad jiem čia lygiai kaip vienos savivaldybės meras apie savo močiutės tvoras kalbėdamas, aiškiai, nors to pastato statybos visa eiga su močiutė neturėjo nieko bendro. Tai, yra tokių žmonių mūsų valstybėje, bet aš manau, kad ir teismai, kada jie prasidės, tai parodys, kurioje pusėje teismai yra. Ar toj pusėje, kad mes vis tik tai, ką mes padarėm, atlaisvinom visas neteisėtai užgrobtas, reiškia, vandens apsaugos zonas, pakrančių zonas, atiduodam, sugrąžinam Lietuvos žmonėm, ar kartu su teismais, tokiem įsivaizduojantiems save, reiškia, dideliais naujos Lietuvos ponais, reiškia, suteikiam išskirtinės sąlygas užgrobinėtas teritorijas. Va, tai kame klausim. Tai sakot, pažiūrėsim, kai bus jau teismų sprendimai, taip? Pažiūrėsim. Kol kas didžioji dauguma normalių susipratusių Lietuvos piliečių tas tvoras normaliai nuima, juk jas reikia nuimti tik per apsauginę zoną. Ir yra kitas įstatymas dabar einantis į Seimą apie tai, kad ten būnantys žmonės elgtųsi adekvačiai, kad ten nebūtų triukšmaujama, specialiai šiukšlinama, nes jie bus baudžiami ir panašiai. Tas įstatymas einantis į Seimą, tai kokiam stadijui jis yra? Jis dabar pateikiamas Seimui. Tai birželio mėnesį bus priimtas, tikitės? Tikiuosi, kad bus šitam rudens sesijoje. Rudens vis tik sesijoje. Nes tai yra saugomų teritorijų ir ten apibrėžima vandens apsauginių zonų, reiškia, reikalavimai. Taip, kad manau, kad viskas gerai. Įvestas naujas elektroninis registras. Ar tikrai padės greičiau ir paprasčiau tvarkyti teritorijų planavimo dokumentus? Manau, kad taip. Manau, kad vis tiek mes, aišku, kiekviena naujas įvedimas jis sukelia tam tikrų prisitaikymo, perėjimo, bet mes turim suvokti, kad mes turim eiti koja į koją su gyvenimu. Tai yra kompiuterizavimas, tai yra bendra sistema, kito kelio nėra. Gerai, o dėl tos renovacijos? Žmonės už renovaciją, nes nori gyventi jaukiau ir šilčiau. Būtent tai parodė rinkos tyrimų bendrovės nuomonės tyrimai. Žmonės nebejotinai nori ir šilčiau gyventi, ir pigiau, ir manau, kad ta sistema, kurią mes sukūrėm, kada kreditas nepririšamas prie žmogaus, kada ten organizuoja savivaldybės įmonės ir taip toliau, jis tikrai pasiteisino, nes dabar norinčių renovuotis arba būti trauktais į sąrašus ir sutinkančių tai daryti yra žymiai daugiau negu realiai
galima įtraukti šiai dienai. Tai kodėl negalima įtraukti daugiau Na, žmonių? Ko trūksta? Todėl, kad Darbininkų trūksta? Ne, darbininkai tai čia atsistatys. Dabartiniu metu mes juk kompensuojame 40%. Pinigų trūksta. Ir tam reikalingi pinigai. Tai mes, aišku, po truputėlį eisim į priekį, kada buvo virš 500 milijonų ten malūnsparniam, kam ten, reiškia, norėjo atiduoti. Dabar mes esame sudarę sutartis jau virš 600 milijonų ir mums trūksta pinigų. Bet sutartim mes su banku sutarėm, reiškia, Europos investicinių bankų, tačiau kompensacijas, kurias mes čia duodame iš klimato kaitos finansų, jau spaudžia prie ribos. Tai pagal jūsų programą, kelintais metais jau galutinai bus baigtas ta programa renovacijos? Kas yra galutinai? Šiandien mes Lietuvoje turim apie 2000 namų, kurie yra tragiški, vadinkime taip, kurie yra pačioj blogiausioj būsenoj ir apie 34 000, kuriuos reikėtų renovuoti. Tai jeigu mes per šios metus renovuojame 500 namų, ateityje po truputėlį stengsimės didinti, bet tie visi ekonominiai dalykai žiūrėsim, kokios bus galimybės. Tai tą pirmą patį blogiausią etapą mes galime padaryti per 3-4 metus, o toliau eiti į kitus plotus. Ir beje, nuo sekančių metų mes pradedam renovaciją visuomeninių pastatų priklausančių savivaldybėm. Pritarta infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijos projektui. Kas realiai keičia šis projektas? Kokių naujovių įneša? Kol kas tai yra tik koncepcija ir tos koncepcijos pagrindu bus kūriamas įstatymas. Ir tada jau mes galėsim kalbėti apie konkrečius dalykus arba pakeitimus. Esmė yra tai, kad... Kodėl reikia šito? Esmė yra tai, kad šiandien, pavyzdžiui, privatus investuotojai, kada ateina ir nori vykdyti vienus ar kitus statybas, investicijas, savivaldybės neturi pinigų ir galimybių išspręsti infrastruktūrinių dalykų. Tai yra nutiesti kelių, nutiesti komunikacijų iki tų objektų tam, kad jie galėtų statytis. Ir privatus investuotojai investuoja savo pinigus į infrastruktūros kūrimą, kurią po to perduoda savivaldybėm arba savivaldybių įmonėm, bet, reiškia, kaip toliau vykstama su tais pinigais, kaip gražinamos investicijos investuotojams, ten prisijungiant kitiem naujam užsakovom ir taip toliau, ir taip toliau. O tie visi santykiai, reiškia, tų infrastruktūros projektavimas ir pritraukimas lėšų bei jų, reiškia, sąžiningas atlyginimas, tai yra pagrindiniai dalykai, kurie stabdo šiandien investicijas. Ir dar vienas klausimas, ministrė, šiandien paskelbtas yra nuomonių tyrimas, mokslus rezultatai, dėl kurių aiškėja, kad Lenkija kaip priešiška valstybė įvardė net 26,8% respondentų. Politologai sako, yra apšokiruoti ir sako, kad praradome partnerę, strateginę partnerę. Manau, kad tai yra emocijos. Tikrai nemanau, kad Lenkija yra priešiška valstybė Lietuvos valstybei. Lenkija yra mūsų strateginis partneris, kaip jūs žinot. Ir aš manau, kad šitie visi dalykai, tos emocijos kilo dėl neapgalvotų žingsnių, skubotų, per daug kietų, iš abiejų pusių. Kokių? Iš vienos pusės pradėkime Ukrainos, reiškia, Ukrainos įvykių kontekste, kada vienas iš Lenkų lyderių Lietuvoje prisisega Georgijaus juostelę. Aš manau, tai yra... Dėl to, beveik 27%. Aš pabaigsiu. Tai yra žingsnis, kuris neprideda, reiškia, pasitikėjimo. Iš kitos pusės, tas neišsprendimas tų klausimų, kuriuos senai reikėjo išspręsti, tai yra gatvių lentelės, tai yra pavardžių rašymas, tai, reiškia, kelia tokius bereikalingus karus ir bereikalingą įtampą čia pas mus, reiškia, tarp Lietuvos piliečių Lenkų tautybės ir lietuvių. Gerai. Ir tai automatiškai perkeliama į tarp valstybinį lygmenį. Tai jūs kaip koalicijos partneriai, ar jūsų manim padarėt viską, kad būtų išspręsti šitie dalykai, kad nebūtų būtent įtampa
tokia? Dėl tų neišspręstų dalykų. Kadangi tie dalykai neišspręsti, tai akivaizdu, kad padaryta ne viskas. Ir tuos dalykus reikia ramiai, be emocijų, kuo greičiau susėsti ir išspręsti. Bet jūs esat už sprendimą šitų dalykų, už sprendimą, kad būtų dvigubi pavadinimai? Aš senai esu už dvigubus pavadinimus gatvių, kur valstybinė kalba užrašas būtų didesnis, reiškia, tautinė kalba arba nacionalinė kalba būtų apačioje padarytas mažesnis, bet būtų, jeigu žmonės nori. Jeigu žmogus nori prie savo namo prisikelt savo kalbą, reiškia, greta iš tikrųjų privalo būti valstybinė kalba, todėl kad tai ten galų gale greitosios ar kažkas visi žinotų, kas čia blogo. O dėl pavardžių rašymo? Dėl pavardžių rašymo aš irgi nematau didelės problemos. Pagrindinėme puslapyje ar kaip konservatoriai sako, kad kažkur ten kitame puslapyje? Aš nematau problemos bet kuriam puslapį. Gali būti vienas sprendimas. Ar taip mano visa jūsų frakcija, ar tik jūs? Nežinau, aš kalbu dabar, ar jūsų visa dabar frakcija kalba? Ne, bet man atrodo, ar jūs žinot, kaip jūsų frakcija, kokios nuotaikos? Turbūt, kaip ir Seime, visur yra perdėtų baimių, visur yra neteisingo, šiek tiek perdėto traktavimo. Esminė baimė kame yra? Kad jeigu mes leisime tuos ir pavadinimus, ar raštus, įvesime tas, reiškia, keletą lenkiškų raidžių, tai čia bus didžiulė invazija į lietuvių kalbą, kalbos sugriovimas ir panašiai. Jums tokios baimės? Man tokios baimės nėra, todėl kad man tokios baimės nėra, todėl kad aš kalbu ne tik apie lenkiškus užrašus, mes šiandien turim angliškų užrašų. Daugybė. Mes turim šiandien, reiškia, galbūt greit turėsim kinietiškų užrašų ar pavadinimų restoranų, ten galbūt ir kitų dalykų. Tai valstybinės pavadinimas, beje, jeigu kalbam apie lenkiškus, apie angliškus, ne visur jie yra. Valstybinė kalba pavadinimas privalėtų būti, mano nuomonė. O greta to nieko blogo neatsitiks. Aš labai tikiuosi, kad jūsų autoritetas partijoje, frakcija yra toks didelis, kad jūs tikinsit ir savo kolegas, kad jie būtent galvotų taip kaip jūs. Europietiškai. Na, čia turbūt ne europietiškai. Aš manau, kad mes turime įsivaizduoti ilgalaikiam kontekste, kad mūsų visos kaimynės, tame tarpe Lenkijos valstybė, turi būti mūsų draugai, turi būti mūsų partneriai, nes kitaip mes įsistumsim ir save, ir visus kaimynus į visiškai bereikalingą ir negerą situaciją. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Sėkmės. Sėkmės Jums. Naszym gościem był Valentinas Mazuronis, minister środowiska.